Sveiki visi, čia tinklalaidė iš Spintos, prie mikrofono Eglė Narvilytė ir Kornelija Zaicaitė, sveiki atvykę į mūsų naują sezoną ir kaip matote, šiandien mes eksperimentuojame su vaizdu. Ir mūsų viešnia Rasa Račienė. Labą dieną. Tai jūs kaip aktyvistė tėvų už LGBT vaikus, kas labiausiai motyvuoja jūs kovoti už vaikų teisės? Kur ir kaip atrodo ta riba, kai tėvai supranta, kad patys turi imti ir keisti situaciją? Toksai klausimas, kuris ir turi pagrindimą ir neturi to pačiu pagrindimą, nes aš manau, kad visi tėvai, kurie susilaukia vaikų, ar ne, ir augina juos, tai šiaip ar taip kovoja už juos. Kas tai bebūtų. Ir čia nėra jokio, aš tame, sakykime, netgi nematau turbūt kažkokio ryškaus išskirtinumo dabar atstovėti už tai, kad turiu vaiką, kuris priskiria save LGBT bendruomeniai, ar tiesiog vaikas, kuris turėtų šiaip kažkokiu, tai sakykime, iššūkių gyvenime, nes, kitaip aš negaliu turbūt netgi įvardinti. Tai nėra nei problema, nei dar kažkas, tai tiesiog tai yra iššūkis, su kuriuo susidurėme ir galbūt tik tai tas ir visuomenės nepakantumas ir visa kita yra kiti tokie aplinkos veiksniai, kurie turi daug įtakos. Ir, sakykime, man kaip mamai tai nebuvo turbūt tokio labai didelio, pasirinkimo, ką daryti toliau ir susikloščius tam tikrom situacijom, kai aš supratau, kad taip aš pasiruošusi savo vaiko interesus apginti viešai, aš tą ir padariau. Tai čia tiesiog yra iš to, kad mes esam tėvai ir mūsų pareiga yra apginti savo vaikus. Su kokiais išoriniais iššūkiais tėvai susiduria aktyviai, jei nusprendžia prisidėti prie aktyvizmo? Ten gali būti artimųjų atstumimas, gali būti dar kažkas, ar buvo kažkokių ten vidinių kovų su savim, nusprendus eiti į aktyvizmą? Aš vėl pasakyčiau, kad tai nėra kažkoks pasirinkimas eiti į aktyvizmą. Taip, galbūt taip, kaip visuomenė pamato, kad tu jau esi aktyvistas. Man tikrai nebuvo tokio, sakykime, pasirinkimo, kad aš dabar tapsiu aktyvistė. Ne, tiesiog aš būtent iš savo kaip mamos pozicijų ėjau į viešumą. Taip, galbūt tas yra vadinama aktyvizmu, bet man tai nebuvo aktyvizmas. Man tai tiesiog buvo mano balso išsakymas viešai, nebesislepiant, ar net visiems žurnalistams, prezidentui, premjeriai, kam tik tai nori, kas manęs užklausdavo, ar dar kažką, tai tiesiog daryti tai, ką aš kaip mama galiu geriausiai ir galbūt tik tai tada prisiimi tą poziciją dar, kad jau išėjęs viešai tu ne tai, kad kalbi apie savo kažkokią tai asmeninę dalyką. Jis niekur nenunyksta, tas asmeninis dalykas, bet tiesiog tai priimi turbūt tada kaip pareigą kalbėti už visą žmonių grupę. Aišku, nieks man tokios nei teisės nesuteikė, nei manęs prašė. Tiesiog, aš pati, sakykime, taip įsivaizdavau, kad tokia mano veikla turėtų būti, tokia pozicija turėtų būti ir tiesiog turbūt buvo dar tas momentas, kur savęs klausė, kas kitas, jeigu ne aš. Ir aš manau, kad mes daugelį gyvenimo atveju savo užduodam šitą klausimą. Jeigu mes laukiam iš kažko tai dovanėlės, tai mes laukiam tiesiog, bet visada turbūt ateina akistata, ką aš padariau pati, kad galėčiau ramiai gyventi toliau su savo sąžine, su savo, vertybėmis. Tai šitą vietą turbūt buvo kažkas tai panašaus, kad tai nėra, kad tu pasirenki dabar patapti aktyvistę, tu tiesiog su savo sąžine darai šitą sprendimą, kad dabar eini viešai kalbėti, ką vadinam aktyvizmu. Tai tiesiog. Kaip jūs iš jūsų pačios perspektyvos, kaip jūs kovojate su tuo bandymu tiesiog nutildyti tėvus? Nes jūs pati esate irgi pasakojusi ne kartą, kad tiesiog susilaukti ir neapykantos kalbos žinučių ir puolimų iš tikrųjų. Kaip jūs pati su tuo, sakykime, kovojate ir kokios pagalbos sulaukite?
Iš pradžių turbūt jo, tai yra tas momentas, kai skaitai visus komentarus, juos kažkaip tai priimi labai asmeniškai, nes tai be abejo, kad liečia visą laiką ir mane, ir mano šeimą, ir panašiai. Vėliau turbūt kažkaip tai priimi tą tokį vėlgi, kad komentarai žmonių, kurie tavęs nepažįsta, kurie tavęs nežino, kurie manęs nežino, kurie manęs nepažįsta, jie yra skirti, na, tiesiog irgi kažkokiam tai galbūt įsivaizduojamam žmogui ir tai nėra visiškai susijęs su mano pačios, sakykime, gyvenimu, su mano kasdienybė, su mano darbu, su mano karjera ir panašiai. Ir aš turbūt kažkada buvo tas momentas, kai tiesiog savo pati pasakiau, kad reaguosiu tada, kai tas mane palies iš tikrųjų, na, įvardinkim, gyvai, kai aš gatvėje susilauksiu konkrečiai kažkokio, tai nežinau, užgalaus komentaro, ar ten fizinio veiksmo kažkokio, tai ne agresijos, kai galbūt, reiškia, pas mane nebeteis žmonės gydytis, esu gydytoja pati, ir tiesiog būtent dėl šito. Na, kai aš tiesiog suprasiu, kad tai yra konkretus iš tikrųjų į mano gyvenimą besibraunantis dalykai, tai ir per visą savo, sakykime, laikotarpį, kiek esu viešai dabar žinoma kaip mama turinti LGBT vaiką, tai aš iš principo neturėjau turbūt nei vieno tokio išpolio, pavadinkim, žinučių, kurias gavau į savo messengerį, tai aš galėčiau turbūt ant vienos rankos pirštų suskaičiuoti tų neigiamų, konkrečiai, kurios buvo skirtos man. Tai sakyčiau, kad viena yra, ką žmonės anonimiškai tiesiog sako ir ar tai verta kažkokios reakcijos, aš manau, kad ne. Tai tiesiog reikia žiūrėti tai, kas tave iš tikrųjų paliečia ir galbūt nekreipti dėmesio į tai, kas tavęs, kaip sakant, nepriina iki tavęs gyvai. O kalbant apie kitų patirtį, tarkim, dabar jau aš prisipažinsiu, nežinau, kiek laiko jūsų organizacija veikia. Ar tėvai apskritai dabar jau sulaukia kažkokios pagalbos, nežinau, gal yra kažkokia tėvų grupė savitarpio pagalbos, arba yra, nežinau, daugiau psichologo pagalbos, profesionalo pagalbos? Tai ta emocinės paramos grupė, jinai gyvuoja jau iš tikrųjų ganėtinai seniai. Mamos už LGBTQ plus vaikus organizacija perėmė šitą emocinės paramos grupę visai, sakykime, neseniai, nepilni metai, galvoju, gal pusmetis tik tai. Ir tie susitikimai vyksta kiekvieną mėnesį. Vis daugiau naujų tėvų atranda, kur iš tikrųjų dalinamės ne tik informaciją, ne tai, kad informacija, bet tai savo išgyvenimais kažkokiais, tai bet iš tikrųjų šiai dienai aš jau galėčiau sakyti, kad jau bręsta tos strategijos, galbūt ką galėtų būtent tėvai patys imtis, kokių veiksmų, į ką kreiptis, kad vis tik tai palengvinti savo vaikam, nežinau, gyvenimą galbūt taip įvardinkim. Nes turbūt tėvų balsas yra labai svarbus ir kiek man teko jau susidurti su ta pasaulinė praktika, būtent panašių tėvų judėjimų ir visko, tai tikrai visur girdim tą patį, kad tėvų balsas yra labai stiprus. Sakė, paminėjot pasaulinę praktiką LGBT tėvų organizacijų, tai kiek žinau, neseniai buvo PFLAG renginiai, PFLAG organizacijos, JAV LGBT vaikų tėvų organizacijos. Ir ar parsivežėt kažkokių idėjų iš tenai, ką pavyzdžiui, Lietuvoje panaudotumėt ar panašiai? Kuo skiriasi galbūt jūsų kaip organizacijos veikla nuo anos organizacijos veiklos? Ar čia buvo nelabai apie tai renginys? Pirmiausia, šitas renginys Vašingtone buvo paminėti būtent tėvų palaikančių savo
LGBT vaikus 50-mečiui veiklos. Tai reiškia, kad 50 metų jie jau veikia ir iš tikrųjų ta organizacija yra išaugusi didžiulį tinklą įvairių, reiškia, ten tų mažesnių organizacijų, kurios tarpusavį susieja į didelę, sakykime, vien apimančias tikrai visas Jungtinių valstijų valstijas. Ir jų balsas girdimas jau tiek metų. Jeigu taip istoriškai žiūrint, tai prieš 50 metų irgi buvo faktiškai viena mama, kuri užkūrė, pavadinkim, tą judėjimą. Tai kadangi Lietuva šiaip ar taip atsilieka turbūt nuo vakarų valstybių, tai mes turbūt šiai dienai iš tikrųjų ir turim tą pradžią kaip Amerikoje prieš 50 metų. Tikrai nesu viena, tarsime, bet principas turbūt yra kažkoks kūrimasi labai panašus. Tai tos idėjos, sakykime, matant, kiek jų ten yra ir ką jie, sakykime, daro, tai be abejo, kad tas įkvepia ir tada tikrai kyla noras, kaip sakant, tą organizaciją mūsų tik tai auginti. Aišku, tenai žmonės, sakykime, tai yra kaip darbas. Tai yra vis tiek jie, kad kažkokią dalį laiko skiria jau grinai darbui pačios organizacijos viduje. Ir tas yra suprantama čia bet kurią turbūt paėmus organizaciją, su kuo jinai bebūtų susijusi. Tai negali būti tik tai kaip tokia, kaip pavadinkim, podarbinė veikla, kur tu tenai, nežinau, karts nuo karto tik tai kažką tai padarai. Tai tas turbūt ir davė irgi tą supratimą, kad kol mes neturėsime žmonių, vėlgi, kurie galės kiekvieną dieną, sakykime, skirti po kelias valandas, kažką tai, nežinau, planuoti, daryti ir panašiai, tai mes tol, kaip sakant, ir būsime tokios galbūt mažiau matomos, bet iš kitos pusės negali nei vieno įvykio nei paspartinti, nei palėtinti. Jisai tiesiog vystosi taip, kaip vystosi. Tai tikrai mamos šiai dienai yra, jų vis tikrai darosi, jungiasi daugiau. Tai visi šitie dalykai, sakykime, gali tik tai džiuginti, kad tikrai tie tėvai nenusisuka nuo šitos problemos ir manau, tiesiog reikia sustiprėti, kad, kaip sakant, jau atsirastų ir dirbančių žmonių ir gyvuojančios organizacijos. Iš tikrųjų, galbūt iš savo ofisų, nežinau. Grįžtant šiek tiek į Lietuvą, norėčiau paklausti, nes jūs jau minėjot, kad iš tikrųjų jūs matote savo organizacijos prasmę ir svarbą, tai gal galėtumėte šiek tiek daugiau įvardinti, ką, sakykime, unikalaus kalbant apie LGBT teisių gynimą ir įtvirtinimą Lietuvoje atneša mamos už LGBT vaikus. Aš manau, kad vienas labiausiai matomų dalykų jau buvo būtent prieš daugiau turbūt negu metus laiko. Tai buvo šventės suorganizavimas Visos šeimos svarbios, skirta, reiškia, Tarptautinės šeimos dienos proga, kur katedros aikštėje iš tiesų buvo didžiulis renginys, padedant Laisvės televizijai, prisijungus jiems. Iš tikrųjų buvo ir diskusijos, buvo ir koncertai, sudalyvavo visi valdžios atstovai, tasme tiek Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen, tiek premjerė Ingrida Šimonytė, tasme, kurios irgi lipo ant scenos kalbėjo ir pasisakė. Prezidentas taip pat buvo sutikęs, davęs leidimą transliuoti jo kalbą. Tai aš manau, kad tai buvo turbūt tikrai ryškus renginys, ką suorganizavo mamos. Ir tikiuosi, kad tokių ryškių renginių, o galbūt, nežinau, ir mažiau šviečiančių mes tikrai ateityje dar turėsim. Tai šitą renginį ir pavardinčiau šiai dienai kaip tokie viena turbūt ryškiausia. Ko jūsų organizacija tikisi iš kitų, sakykime, nevyriausybinių organizacijų arba aktyvistų, kurie dirba su žmogaus teisėmis arba konkrečiai jau LGBT teisų užtikrinimu? Tikrai mes turim pastoviai, sakykime, palaikymą iš žmogaus teisų centro ir iš lygių galimybių kontrolieriaus įstaigos, kur
tikrai ar kilus kažkokiam klausimui, ar tiesiog bandant kažką, tai sakykime, paruošti kažkokią medžiagą, visada mes turim žmonės, kuriuos galim kreiptis ir su kuriais bendradarbiaujam. Ir pasakysiu dabar tokį visai galbūt priešišką netgi dalyką. Iš principo aš turbūt matyčiau labai didelę reikšmę turėti tarp palaikytojų ne žmogaus teisų aktyvistų. Būtent kitų organizacijų, kurios galbūt yra mažiau susijusios netgi su žmogaus teisėmis, bet kad jie suprastų, nes iš principo, norint pokyčių visuomeniai, reikia mums visiems iš tikrųjų pradėti susikalbėti ir susitarti dėl įvairių dalykų. Tai čia galbūt yra toks ne visai standartinis atsakymas. Dabar prisiminiau irgi, kiek šnekėdavom už laidos ribų, pasakojot, iš kurios ten šalies, kad labai, jie paleido reklamą su paprastos šeimos ten kažkokiais įprastais dienos epizodais ir vat tą reklamą leido ir vis daugiau palaikymo sulaukia ar partnerystės įstatymas ar santuoka. Kurioje čia šalyje buvo? Papasakokit plačiau gal. Tiesiog Kostarikoje, reiškia, irgi buvo pribrendęs jau tas klausimas, pavadinkim, teisinti santuoką neutralią lyčiai. Tai reiškia, kad galėtų tuoktis vienos lyties asmenys ir jie tuo metu šalyje turėjo apie 40% palaikymo. Iš principo trūko, kad persverti, reiškia, virš 50%, daugiau truputėlį negu 10%. Ir jų idėja buvo parodyti tą kasdienį gyvenimą šeimos, reiškia, kur gyvena žmonės, reiškia, priskirianti save LGBT bendruomeniai. Ir per pusę metų, reiškia, transliuojant tas reklamas geriausiu laiku, jiems pavyko palaikymą visuomenės pakelti 12% iki 52% ir šalyje buvo priimta santuokos įstatymas. Tai kuo dalinosi, sakykime, jie patys būtent tos konferencijos metu. Kaip manot, kas galėtų paskatinti tėvus prisijungti dar daugiau prie jūsų organizacijos, kad būtume dar didesni, stipresni ir kas galėtų pritraukti daugiau tėvų į jūsų organizaciją? Net nežinau, sunku turbūt būtų įvardinti. Aš galvoju, kad tėvai pirmiausia ieško emocinės pagalbos, nes jiems tai irgi yra šitoje priešiškoje aplinkoje ganėtinai nelengvas. Aš vardinčiau mylėti toliau savo vaikus taip, kaip jie myli. Nekalbėsiu apie tos tėvus, kurie, sakykime, nepriima, kurie atsisako, kurie pasmerkia, kurie nori išgydyti tos vaikus. Mūsų grupė renkasi tikrai tie tėvai, kurie absoliučiai, sakykime, išreiškia palaikymą savo vaikams. Tai man sunku atsakyti turbūt, ką reikėtų padaryti. Tiesiog galbūt iš tikrųjų kuo labiau mes, nežinau, kaip net tiksliai įvardinti, normalizuosim tą visuomenę, kad mes nekalbam apie kažką tai kitokio. Galbūt tada irgi, sakykime, atsiras daugiau tų tėvų, bet šiai dienai vėlgi tikrai tėvai ieškosi tos bent jau emocinės paramos, tikiuosi, kad jie gauna atėję, nes tikrai daug kas pasilieka, kai kurie turbūt gavę kažkokio, tai nežinau, palaikymo, tiesiog paskui tą grupę vėlgi nesijungia, nes tai tu neturi, kaip sakant, pastoviai būti emociškai sužlugdytas ir tai turbūt natūralu yra, kad vieni ateina, kiti išeina. Bet tokių, sakykime, mes turbūt apie skirtingus dalykus, vėlgi kalbam, kad mes kaip ir irgi tai jau matom kaip organizacijos dalį, tą emocinės paramos grupę, bet iš principo per ją irgi, kaip sakant, visada ieškai tų mamų ar tėčių, kurie norėtų aktyviau įsijungti ir iš tikrųjų ir būti jau tikrai organizacijos dalimi. Turit ir tėčių, ne organizacijai? Tikrai jungiasi ir tėčių. Smagu girdėti. O ar turit tėvų, kurie neturi LGBT vaikų, bet vis tiek prisijungia organizaciją? Nėra kol kas, ne? Tai dėl to, sakykime, ir tai, ką aš sakiau, kad tas bendradarbiavimas būtent su kitais žmonėmis, kurie neturi tiesioginio sąsajų su LGBT ar ten vaikais ar kažko, tai tas yra tikrai labai svarbu.
norėjau paklausti, ar, sakykime, tas dėmesys, kurio jūs pati sulaukite, ar tai paskatina, nežinau, daugiau tėvų ieškoti pagalbos, galbūt daugiau žmonių apskritai kreipiasi jūs, klausdami, kur ieškoti informacijos, kaip padėti savo vaikui. Tiesiog, ar jūsų pačios pavyzdys padeda, sakykime, daugiau tėvų pritraukti prie... Jo, tikrai taip, nesgi, sakykime, po to jau viešo pabuvimo, ypatingai po apsilankimo pas prezidentą, tai turbūt didesnioji dalis tėvų per tai ir susirado mūsų organizaciją. Tai buvimas viešumoje, sakykime, be abejo, kad matomumas, jisai įkvepia žmonės ieškoti, pagaliau imti kažkokį tai pavyzdį, nes tikrai aš ten vertinant netgi tuos geruosius komentarus, kurių tikrai nesuskaičiuočiau, kiek aš jų esu gavusi, tai būtent ir prasideda, kad pirmiausia, kad buvo labai smagu matyti tai palaikančią mamą ir panašiai, kad tai be abejo, kad matomumas yra irgi labai svarbus veiksnys. Kokią įtaką įgyta patirtis daro jūsų požiūrį į žmogaus teisės ir aktyvizmą? Ar kažkaip keičiasi, ar buvo pradžioj tikėjotės vieno, gavot kitą? Jūs atėjot, sakėt, kad ne kaip į aktyvizmą, bet gavosi, kad žmonės jūs vis tiek laiko aktyvistę. Ar kažkaip, nežinau, ar keičiasi vaizdas į tai, kaip jūs atėjot į šitą vaizdą, ar tikėjotės, kad čia bus kažkas didelio, ar gavot tai, ko tikėjotės pradžioj? Aš turbūt nieko nesitikėjau įdama, man tiesiog buvo svarbiau išreikšti poziciją. Ir tikrai, kad ten mano išėjimų kažkas tai pasikeis, tai aš nesu tokia naivi ir tikrai suprantu, kad norint pokyčių visuomenį, jeigu mes kalbam apie pokyčius, ar ne, tai reikia turbūt ne 1 metų ir ne vieno pavyzdžio, bet būtent to matomumo ar dar kažko tai kito, tai galbūt tas mane tik tai būtent paskatino toliau galbūt eiti ir tie patys dalyvavimas rinkimuose į savivaldybę turbūt irgi buvo išdava to, kad kai pradedi eiti šituo keliu, tiesiog tada galvoji, kaip dar per ką tu galėtum tiem žmonėm padėti. Tai pirmas žingsnis, aiškiai, kai tu patampi matomu, viešu žmogumi, kalbančiu, vėliau nori taip, galbūt turėti įtakos galbūt kažkokiam kitokiam sprendimam, nežinau, pridėti savo balsą prie reikalingų įstatymų išleidimo. Ir kalbam dabar, nes paprastai yra tokia situacija, kad žmonės prisijungia prie aktyvizmo, bet jie nemato greitai kažkokių pokyčių visuomenėje ir tada ta motivacija nukrenta ir žmonės ir pasitraukia ir nusivilia aktyvizmu ir jūs kaip tik dabar esate pasukusi į politiką. Tai tiesiog yra šiek tiek įdomu, ar ta patirtis nevyriausybinėme sektoriuje, tarkim, nes jūs sukūrėte organizaciją, ar ji kažkaip padarė įtaką tam žingsniui? Jūs tiesiog matote politiką kaip tokį kitą žingsnį, ar tiesiog matote daugiau galimybių siekti pokyčių tame? Gal taip vienareikšmiškai negalėčiau atsakyti, aš galvoju, gal pirmiausia norėčiau sureaguoti tą žmonių prisijungusių prie aktyvizmo ir pavargus, ar ne? Tai greičiausiai vis tiek yra jaunesni žmonės, kuriems reikia rezultato čia ir dabar. Tai aš turbūt visą gyvenimą kovojusi už sveikesnius vaikų dantis ir tikrai tam įdėjusi labai daug savo profesinės, sakykime, patirties ir visko. Tai tas turbūt man jau automatiškai yra suformavę kažkokią tai supratimą, kad greitai dalykai nevyksta. Netgi norint paties menkiausio pokyčio, ką aš dabar, sakykime, netgi matau savivaldybėj, dirbdama toj pačioj sveikatos srity, kad iš tikrųjų reikia labai labai daug darbo įdėti, kad bent jau menkiausias pokytis įvyktų. Tai vėl turbūt prie to paties grįšiu, kad aš suprantu, kad greitai nepasidaro niekas ir visi tie mano posūkiai ir nežinau, ar ten pasirinkimas būtent dabar eiti į politiką. Taip, tai buvo išdava galbūt to stiprėjimo, kad būnant tiek su sveikata susijusio žmogaus, tiek už žmogaus teisės kovojančio žmogaus, tai turbūt kažkaip tai
savaime, natūraliai tiesiog susidėlioja, kad gali pabandyti ir dar kitas sritį, kurios nesi išbandęs. Ir tikrai yra ganėtinai įdomu stebėti visus tos politinius procesus ir be abejo, kad patirčiai kaupiantis galbūt tenai, nežinau, dar atsiras kažkokių tai iššūkių, kuriuos norėsis iš tikrųjų įveikti ir jeigu juos pavyks įveikti, tai labai, kaip sakant, būsiu laiminga. Ar pavyksta bent kažkaip dirbat tarybai? Ar būna, kam pavyksta kažkiek pakeisti ten, pavyzdžiui, požiūrį į LGBT žmonės iš pačios tarybos vidaus, nes labai įdomu, kaip ten procesai vyksta. Mes matom viską, kas vyksta Seime ir kaip žmonės ten vieni prieš kitus kovoja, gal kažkas pakeičia nuomonę, kažkas nepakeičia. Ar būna, ar tarybai būna tų pasikeitimų, kur, pavyzdžiui, nežinau, žinau, kad kai buvo LGBT žmonių matomumo diena, kažkaip taip vadinasi, ta tarptautinė, ir buvo ant Rotušės aikštės didelė vėliava uždėta. Ir kažkas ją vis tiek inicijavo. Ir ar buvo, pavyzdžiui, ten, kas buvo didelis pasipriešinimas ir tada galbūt sutiko daryti ar panašiai, kaip ten procesai vyksta, nes, sakau, Seime mes matom viską viešai. Tarybos posėdžiai. Tai savivaldybė, sakykime, nesprendžia pirmiausia LGBT žmonių klausimų iš esmės turbūt. Ir tas, kas vyksta Seime, truputėlį yra visai kita, kaip sakant, aplinka ir kitas lygis. Tai savivaldybė keletą metų iš eilės jau turėjo tiesiog tą tradiciją, būtent dienos prieš homofobiją, man atrodo, progą apšviesti pagrindinius objektus, tame tarpe į Rotušę, būtent vaivorykštės spalvom. Tai šiais metais tik kiek žinau, kad tiesiog liktas buvo primiršta, bet paraginus žmogaus teisų komisijos pirmininkiai, kreipusis, reiškia, į savivaldybės atitinkamus atstovus, reiškia, tas buvo padaryta tiesiog. Tai gal mes tokį labiau turėjo tik tai būtent žmogaus teisų komisijai, kurioje irgi dalyvauju, tą susidūrimą, kai pritarėme moksleivių kreipimusi dėl gyvenimo įgūdžių pamokų. Tai iš opozicijos, sakykime, tada jau buvo tokių daug, vienos mens tiksliau, kuris dalyvauja ir kitoje veikloje, tenai tokių ryškesnių, sakykime, pasipriešinimų, bet tai viskas vyko laiškais ir tokio viešo, sakykime, nebuvo kažkokio tai viešos kovos. Tai manau, kad visą tai galbūt dar ateityje, nes vis tik tai šita veikla man yra visiškai nauja ir tai yra tik tai geras pusmetis, kai čia dalyvauju. Jūs iš tikrųjų palėtėte svarbų ir gerą aspektą, kad savivaldybės darbe nelabai aktualūs yra žmogaus teisų klausimai. Ir tai dažnai yra keista, nes savivalda yra arčiausia žmogaus. Mes Seimą tiesiog stebime, o savivaldoje tu gali pats daugiau dalyvauti ir pats kontaktuoti su tais žmonėmis. Tai man įdomu iš jūsų patirties ir perspektyvos, kaip būtų galima daugiau atnešti žmogaus teisų klausimų į savivaldos, sakykime, tą sferą. Tai turbūt pirmiausia, patys žmonės turėtų atnešti tą problematiką, kurią jie mato ir kurią reikėtų išspręsti. Nes, sakykime, kol tu nežinai konkrečių kažkokių tai problemų, su kuo galimai, sakykime, žmonės susiduria, pavyzdžiui, medicinos, ar ten sveikatos priežiūros įstaigose. Ir apie tai mes kaip tik ir su mamomis kalbėjome, kad tiesiog susirašyti problemas, su kuriomis yra tėvai susidūrę konkrečiai ir tada jau bandyti kažkokius tai pokyčius daryti. Tada galbūt kalbėtis, nežinau, jeigu kalbam apie sveikatą, pavyzdžiui, tai galbūt kažkokią informaciją gydytojam kalbėtis, galbūt kažkokios tai nuostatus paruošti, kuo galėtų vadovautis jau, sakykime, savivaldybėj dirbantis gydytojai, kad išspręsti būtent pagerinti LGBT žmonių, nežinau, jauseną ar ten prieinamumą kažkokiams sveikatos priemonėms. Aš nežinau, nei santokos, nei kažkaip tai teisių pati savivaldybė jinai negali padaryti iš viršaus, ar ne? Tai viskas, kas tas susijęs su kasdieniu gyvenimu, su kažkokiu tai, nežinau, pasipriešinimu. Patyčios mokykloje. Visa tai yra be abejo klausimai, kurie gali būti sprendžiami, tai
Šiai dienai, jeigu yra aktualu labai ir, sakykime, psichotropinių medžiagų, narkotinių medžiagų vartojimas, lygiai taip pat dar ir tos patyčios irgi eina šalia. Ir iš tikrųjų savivaldybė yra daug dedama pastangų, kaip sukurti strategiją, kaip vis tik tai mokyklose kurti saugias erdves. Yra vadovavęsi tiek Islandų metodų, tiek visko. Tai apie tai, ką aš, sakykime, tikrai vos ne kiekvieną dieną galiu girdėti ir kur dalyvauju ir pati, kur galiu. Paminėjot mokyklai saugias erdves, gal čia galite išsiplėsti, turit kažkokių idėjų, gal jau kažkas yra daroma mokyklose dėl saugių erdvių? Tai čia švietimo skyrius turbūt labiau galėtų, kadangi, sakykime, bet jau mano sritis yra sveikatos sportas ir aš taip pat dalyvauju, kaip minėjau, žmogaus teisių komisijoje, tai iš komisijos, sakykime, dabar dar tikrai negalėčiau pasakyti konkrečiai Vilniečiams, kas galėtų. Ir tai tikrai bus ateityje svarstama, o sveikata sportavimas, sakykime, tai jo, tai yra sritis, kur aš turiu šiek tiek jau informacijos, kur galėčiau galbūt komentuoti, tai apie mokyklų, sakykime, tas saugias erdves, tai kad šiai dienai, sakau, yra tiesiog svarstoma ir ne tik, kad svarstoma, bet jau ir diegiama tam tikrose mokyklose būtent saugių modelių kūrimas, tai tikrai taip. Gal tuomet šiek tiek galėtumėt papasakoti apie, nežinau, Vilniaus mieste esančius aktualius sveikatos klausimus LGBT žmonėms? Tikrai neturiu tokios informacijos. Tokio klausimo nėra buvę jokioje darbotvarkėje ir niekas. Tai kol jūs, sakykime, vėlgi, žmonės LGBT patys neatneš tų problemų, kurias pateiktų kaip reikalinga spręsti, tol iš tikrųjų jau nebus, kaip sakant, darbotvarkiai. Galbūt jūs pati, kai pradėjote jau dirbti taryboje, sulaukite konkrečių žmonių iš Vilniaus, turiu minėti LGBT žmonės, kažkokių pasiūlymų ar jų pačių patirčių pasidalinimų? Aš vis dar laukiu. Kol kas nebuvo. Ne. Puikus momentas tada paraginti visus iš Spintos tinklalaidės klausytojus, kad jeigu turit kokių idėjų, kurios Vilniaus mieste galėtų būti įgyvendintos, kreipkitės į Rasą Račienę. Jo, manau, čia irgi svarbu paminėti, nes man atrodo, mes irgi kalbėjom ne vieną kartą tarp savo ir savanorių ir apskritai bendruomenėje tolerantiško jaunimo asociacijos, kad Vilniaus ta visa situacija šiek tiek kartais liūdina, nes pastaraisiais metais buvo ne vienas išpuolis prieš bendruomenę, tai žinot, ir Suoliukas, ir buvo ta visa ta perėja buvo perpiešta ne vieną kartą ir užterliota, ir buvo taip pat požeminiai perėjai, tie vadinamieji, kaip aš ten juos pavadinau, vėliavų karai. Tai man irgi įdomu, nes jūs dabar priklausot tarybai, ar tiesiog kaip jūs pati jaučiatės po visų tų įvykių, nežinau, ar yra kažkokia galbūt, nežinau, taryboje refleksija, nes vis tiek dabar yra daugiau dėmesio skiriama ir organizacijoms ir bendradarbė, bent jau siekiama daugiau bendrauti su nevyriausybiniu sektoriumi ir man rodos, ten yra ir tas naujas žmogaus teisų kažkoks organizacijų komitetas ir kažkas. Tai žmogaus teisų komisija. Ja, taip, ačiū. Tai aš joje ir esu, tai kol kas, sakykime, ten įsprendęs, tarp kitko, dėl perėjų perdažymų, tai ten tikrai buvo ne vieną kartą perdažyta. Ir iš tikrųjų ir savivaldybei būtent buvo priimtas sprendimas, kad dažysim tiek kartų, kiek reikės. Kiek jas ten uždažys, kiek sugadins, tiek jos bus perdažomas ir tas buvo daroma. Tai aš tiesiog matau, tikrai labai daug galimybių dirbti toliau, sakykime, ir jeigu aš sulauksiu konkrečių kažkokių tai klausimų, kurie tikrai yra išsprendžiami, arba bent jau galimi pradėti spręsti bent jau Vilniaus mieste, tai tikrai irgi pritariu Eglei, ateikit, pasakykit, sukonkretinkit ir tikrai visais tais aspektais galima dirbti. Čia mes turėjome diskusiją neseniai ir buvo toks įdomus iškeltas klausimas, ar žmogui, kuris iš aktyvizmo arba NVO pasuka į politiką, kaip reaguoja, sakykime, kolegos iš nevyriausybinės sektoriaus? Ar jūs sulaukite, tarkim, daugiau palaikymo ar kažkokios kritikos? Aš sulaukiu kritikos, kad ėjau į savivaldybę, o ne į Seimą.
Kaip jūs dabar pasukusi į politiką matote savo organizacijos, nežinau, galbūt stipresias pusės arba, sakykime, ateities galimybės? Aš labai norėčiau matyti iš tikrųjų panašiai kaip Amerikos tėvų organizacija PFLAG, kad mes turėtumėm bent jau kiekvienam, nežinau, didesnėm mieste tėvų grupės, kurios, aiškiai, būtų pasiekiamos tiems, kam reikia iš tikrųjų bent jau emocinės paramos. Ar yra kokių nors organizacijų, kurios, galbūt ne konkrečiai tėvai, bet tiesiog organizacijos susijusios su tėvystė vaikais, kurios kreipiasi dėl bendradarbiavimo arba kažką kartu daryti, ar bent jau, sakykime, koks nors palaikymas buvo iš jų sulauktas? Mes esam turbūt vieno turėję bendrą susitikimą su ten įvairių organizacijų atstovais, būtent kartu su lygių galimybių kontrolieriaus įstaiga. Ir tada kaip tik buvo, kaip mes buvom neseniai įsikūrę ir tuo metu išreiškėm dar tą pageidavimą, kad būtent su mumis bendradarbiautų kiti ir mes sulaukėm tada kvietimo susitikti su Nacionalinė šeimų asociacija. Atrodo, taip jinai tiksliai vadinasi. Bet tai iš principo yra tėvų žmonių grupė, reiškia, kurie iš principo yra priešiškai nusiteikę LGBT žmonės. Ir iš tikrųjų turėjome tada labai ilgą diskusiją, kuri truko, nepamenu, kokias ilgiau negu 3 valandas turbūt, kur iš principo buvo pasiektas bendras susitarimas, kad mes netgi turėdamos, sakykime, tą priešiškas ideologijas, jeigu taip galima įvardinti, radome bendrą tašką, kad būtent mokykla vaikui turi būti saugi erdvė. Ir aš galvoju, kad tai yra atskaitos taškas, nuo ko iš tikrųjų galima pradėti dirbti su visais, bet kaip galvojančiais. Nes svarbiausia yra vaikas ir taip, kaip jisai jaučiasi, taip, kaip jisai turi galimybę pats augti, save priimti ir ta tolerantiška aplinka būtent mokykloj, būtent paauglystėje yra turbūt vienas svarbiausių aspektų. Be abejo, kad šeimoje irgi, sakykime, turėtų būti irgi kaip ir viskas priimtina ir saugu vaikui, tai jeigu mes kalbam apie sveiką visuomenę, sveiką visomis prasmėmis, tai šitie aspektai patys svarbiausia yra. Lietuvoje labai dažnai, kai kalbam apie bet kokį klausimą, kuris susijęs su vaikais arba jaunimu, tarkim, lytinis švietimas, smurtas prieš vaikus, tėvai labai jautriai reaguoja į viską. Tiesiog labai dažnai atrodo, kad daug kas yra tiesiog bijoma visko, kad bijoma kalbėti apie praktiškai tokius dalykus, kurie sovietmečiu, viskas, apie ką sovietmečiu nebuvo kalbama, nesvarbu, ar tai būtų LGBT kažkokie klausimai, ar tiesiog patyčios, net ir tos pačios patyčios yra keista, nes kalbam daugybę metų ir atrodo, kad visi suvokiam jų žalą ir kad tai reiškia visi tėvai turėtų suvokti, kad LGBT patiriamos patyčios mokykloje yra labai žiauri realybė, nes dauguma vaikų absoliuti patiria patyčias, tuo labiau jau nekalbant apie savižudybių klausimą. Kodėl tėvams Lietuvoje taip sunku yra, nežinau, kalbėti apie tos jautrius klausimus, atrodo, kad bet koks klausimas susijęs su vaiko teisėmis yra tarsi kažkoks tėvų teisių pažeidimas. Ir tokia lik ir konkurencija yra. Nelabai galiu turbūt kalbėti už kitus tėvus ir gal nelabai supratau klausimą netgi. Tarsime, kad... Tiesiog, kaip čia geriau paaiškinus, kažkaip yra įsivaizdavimas, kad jeigu tie jautrus visuomeniai klausimai yra, kurie sieja, kurie riša jaunimui svarbius klausimus, ar ne, ten lytinis švietimas, homofobija, kažkoks švietimas apie LGBT teisės, apie narkotinės medžiagas, kad tai yra kažkoks valstybės kišimasis į tiesiog
privatų gyvenimą ir praktiškai pažeidžia tėvų teisės. Nu, va, tiesiog, kai mes kalbam apie vaikų teisės, dažnai girdime, kad jų yra jau per daug, kad reikia daugiau apie pareigas kalbėti, nors vis tiek atvejai Lietuvoje yra skausmingi ir tėvai jaučia, kad kažkaip yra puolami, jeigu mes kalbame apie vaikų teisės. Na, aš tikrai nesusidūrus to, arba kažką taip interpretuoju, bet galbūt tik tai galėčiau pasakyti, kad dažnai, kai kyla tokios skaudžios problemos, ar ne, ar mokykloje, ar dar kažkur, tai kaip tik tenai tų žmonių, ar tai būtų tėvai ar mokytojai, nesvarbu visiškai kas, palaikymas galbūt jis yra per mažai girdimas. Man tai va, tas galbūt aspektas labiau yra, kurie sako savo kažkokioje aplinkoje, nežinau, savo draugui, savo kaimynui, kad tie žmonės ten yra skriaudžiami, ar ten va, tų patyčių čia neturėtų būti, bet jie, sakykime, netgi turbūt mokyklos susirinkime neišdrįsta to pasakyti kaip užtariančiųjų, sakykime, balsais, ar net daugiau tenai, kas priešiškai nusiteikia. Pavyzdžiui, ne, ten, jeigu norima pravesti kažkokią, nu, kiek aš girdėjus ir iš jūsų organizacijos, pavyzdžiui, norit pravesti kažkokius mokymus mokykloje. Ir staiga atsiranda ta tėvų grupė, kurie sako, vat, man čia apie šituos nekalbėsite, ar ne? Galbūt yra ta vat, grupė tėvų, kurie kaip tik norėtų, kad būtų suteikta informacija, bet jų nesigirdi visiškai. Tai aš čia turbūt matyčiau tą problematiką, kad lietuviai iš principo, na, jie nėra tokie garsiai palaikantis. Ir tada, kai girdisi tik tai priešiškai nusiteikusi balsai, atrodo, kad jų yra daug, nors iš principo, na, aš nežinau, kokie tie tikrieji skaičiai šiai dienai galėtų būti. Nežinau, ar atsakiau klausimą, bet kažkaip man šitaip atrodo, nu, suinterpretavau. Dėkuoju. Apie tą, kad man čia nešnekėsit apie šitos, tai vat mūsų irgi tolerantiško jaunimo asociacija, kai bando, tarkim, į mokyklas papulti su edukacijom kažkokiom, irgi dažnai būna, kad ten, nu, direktoriai ar ten mokyklos administracija atstumia jau vien pamatę, kokia yra organizacija. Tai būtų įdomu padaryti gal kažkokias apklausas tėvų tose mokyklose ir pasižiūrėti, kiek iš tikrųjų galbūt norėtų, kad ateitų pašnekėti šitomis temomis. Aš manau, kad visada apklausos yra gerai, tiesiog aiškinantis bet kokią, sakykime, bet kokį klausimą ir keliant jį. Tiesiog turėti iš tikrųjų tada jau tikrus skaičius, į ką galima atsiremti, bet nesiremti būtent į tik tai kažkieno tai garsiai išsakomą nuomonę. Ir tam, aišku, be abejo, kad reikia įdėti daug darbo, kad surinkti duomenis, kad bent jau žinoti, nes ir iš administracijos lygiai taip pat, ne, kad galima ten sulaukti irgi kiek girdėjusi, kad, sakom, pas mus, kad šitos problemos, pavyzdžiui, nėra, nors ją vaikai šeimose pasidalina. Tai ignoravimas reiškia, nematymas, čia turbūt yra didžiausios tos vat, problemos ir galbūt irgi yra kažkiek tai susiję, nežinau, ar su lietuvių charakteriu, ar su to uždarumu, kad kažkada tai negalėjai kalbėti apie tai, kas yra blogai, turėjai vaidinti, kad viskas yra gerai ir panašiai. Galbūt tas istorinis dar toksai, iš tikrųjų ta našta dar pelkama iki šiol, kurias reikėtų atsikratyti kuo greičiau. Čia gal dar yra tas dalykas, kai kalbam apie tėvus, kad yra informacijos stoka dažnai, net jaunimui sunku rasti informaciją ir man pačiai dažnai kyla irgi klausimas, kaip tėvai patys ieško informacijos ir su kokiais sunkumais susiduria, kaip būtų galima jiems padėti iš tikrųjų. Tai informacijos trūkumas, jisai kol kas yra labai ryškus, nes pirmiausia, ką daro tėvai, sakykime, sulaukia žinios, prisipažinimo vaikų, tai be abejo, kad ieško informacijos. Kodėl, kaip, kas, viskas ir čia, kad Lietuvoje mes neturim šitos literatūros, tai akivaizdu. Tu negali nueiti į knygyną nusipirkti knygos ar ten kelių knygų. Tai gerai, kurie skaito, sakykime, anglų kalbą, jie gali tikrai parsisiųsti tinkamos literatūros iš užsienio knygynų.
Va, o šiaip tas ir yra toksai pasimetimas, kad tiesiog mes, neturim tos išverstos ypatingai lietuvių kalbą tinkamos literatūros. Galbūt jūsų organizacija turi kažkokių idėjų, iniciatyvams, kaip būtų galima. Tai yra pradėta, tiesiog jau atrinkta netgi viena knyga, kurią norėjom išleisti, yra užstrigę šiek tiek su leidimu autorinių teisių gavimu. Mes vis grįžtam prie to klausimo, bet vėl turbūt čia yra ir mūsų tos kalties, kad savo įsipareigojimus ir savo, geras idėjas kartais mes biškai dėl žmogiškųjų turbūt išteklių tiesiog pristabdom. Ir jų nesugebam išpildyti taip greitai, kaip norėtųsi. Vėlgi, jeigu kas nors turit iniciatyvos, žinot, kaip elgtis, galite ateiti į organizaciją pasavanoriauti. Jūsų organizacija ieško savanorių? Visada už. Bet man irgi įdomu tiesiog, kadangi mes lyg ir kolegos, nes dirbame su tuo pačiu klausimu, tik tai iš skirtingų perspektyvų, kaip jūs manote, jaunimo organizacijos arba su jaunimu dirbančios žmogaus teisių organizacijos, kaip jos galėtų prisidėti prie bendradarbiavimo galimybių? Aš tai manau, kad laikas visiems susėsti iš tikrųjų prie bendro stalo visom organizacijom dirbančiom šitais klausimais ir tiesiog susistrateguoti bendrai veiklos. Tai būtų pats geriausias dalykas turbūt. Tada ir paaiškėtų, kam ko, kaip sakant, kur ką galima pastiprinti, kur galbūt kažkokiu žmonėmis, pasidalinti ar prisijungti ar panašiai, bet laikas šitom organizacijom tikrai susitikti. Išsiaiškinti santykius. Arba užmėgsti juos. Priklausoma požiūrį. Čia iš tikrųjų įdomu, nes dažnai, jaunimas yra kaltinamas, kad kartais per nereaguoja į situaciją, nėra jokio veiksmo, kartais, kad per aštriai reaguoja, kad yra svarbesnių klausimų. Ypač čia buvo irgi ne kartą, kai Fridays for Future buvo kritikuoti, kad štai Lietuvoje tokių didelių problemų yra socialinėje srityje ir kad jiems svarbiausias klausimas yra klimato kaita ir ekologija. Iš kitos pusės buvo protestai dėl Black Lives Matter ir irgi buvo visokių ten komentarų, tai kad kodėl lietuvių problemos nerūpi. Man įdomu iš jūsų perspektyvos, kaip aktyvistas, leiskite taip jūs pavadinti, kaip jūs matote apskritai, sakykime, Lietuvos jaunimo iniciatyvas ir aktyvumą? Jaunimas visą laiką yra ta visuomenės dalis, kuri inicijuoja progresą. Niekada, sakykime, ta senesnioji karta, vyresnioji karta progreso turbūt nebepadarys. Ir viskas iš tikrųjų yra jaunimo rankose. Mes vyresniai galbūt galim prisidėti tik tai savo patirtim, galbūt kažkur tai protingiau patariant, nebūtinai protingiau, čia atsiimu žodžius, bet tiesiog galbūt jo matant kitą tą visuomenės dalį, kuri yra irgi nemenka, jau labiau, kad Lietuva yra senstanti šalis, ar ne, tai šiaip ar taip jaunimo to santykinai, sakykime, mes turime vis kaip ir mažesnę dalį, lyginant su tais pagyvenusiais žmonėmis. Tai žiūrint, ką, kaip sakant, nori pasiekti, tai jeigu norim susikalbėjimo, be abejo, kad tada mes turime kalbėti su visais ir su nesikalbančiais ir gal nesikalbančiais, tai, bet bent jau, sakykime, kuriems galbūt nėra visai įdomu, bet kurie dar geba suprasti visą problematiką ir vis tik tai patapti bent jau kažkokiu tai, kad ir tyliu palaikytoju. O jaunimas, tai aišku, tai visada yra tas šviežias kraujas ir šviežios idėjos ir šviežia jėga, kuri tikrai tik tai gali vienintelė padaryti kažkokias permainas. Tik vėlgi, kol jūs užaugsite ir užimsite Seimo narių kėdes, praeis daug laiko ir dėja tie klausimai dirbant su vyresne kartą neišsispręs. Ir kartais tie metodai visada, kodėl mes turim kartų konfliktus pastoviai. Dėl kitokio matymo turbūt, ar ne, ir dėl kitokio įsivaizdavimo, jau labiau, kad šiai dienai iš tikrųjų tas besikeičiantis pasaulis ir jeigu vieniems klimato kaita ir
tenai užskamba kažkaip tai toli nuo visko, tai būtent jaunimas labiausiai turbūt yra suvokiantis, suprantantis, kad tai yra čia, šalia mūsų. Iš kitos pusės netgi visi žmonės gali suprasti, kad iš tikrųjų kažkas keičiasi, kai karštėja vasaros, ar ne, tenai užsitęsia žiemos, nežinau, priskrenda visokiausių vabalų, kas yra įtakota būtent klimato kaitos, tik tai kartais, to neįvardini ir galvoja, kad tai kažkur tai vyksta toli nuo tavęs. Gal jūs pati turėtumėte kažkokį pastebėjimą ar paklausimų mums, gal kažką svarbaus praleidome jūsų manimu? Aš stengiuosi viską atsakyti ir tikrai nežinau, ką dar galėčiau pridurti, bet dar kartą tik noriu pabrėžti, kad tikrai ateitis yra jaunimo rankose, o mes esam tie, kurie galim bandyti šnekinti kaip tie, nežinau, kažkokie tai tarpininkai su būtent tais, kurie galbūt, kurių su tos revoliucingos idėjos, sakykime, galbūt yra sunkiau suprantamos. Ačiū, kad dirbat ir ties tuo ir kad platinat tas idėjas ir kad padedat mums rasti bendrą kalbą su vyresnė karta. Ačiū už pokalbį. Ja, dėkui už pokalbį ir visą.